Aš net susigraudinau. Ta prasme, man būna nes galvoju, 5 valandas su ja važiuosiu mašiną ir bus žiauriai. Aš įdėjau storiuką, kad mes su Mindaugu, kai būnam be vaikų, tai pusryčiaujam 2 valandas ir man merginas ten pradėjo rašyti, labai tikiuosi, kad turėjai telefoną. Jeigu tu savo galvoju nusistatysi, kad šiandien vakare noriu pabūti su savimi man telefoną ir aš neturiu su ką su to žmogumi šnekėti, tai taip ir bus. Tu man esi įdomesnė negu telefonas. Jėtus, kaip tai gali būti, kad tu gyveni su partneriu ir kažkaip žiūri tik tai teliką arba kažkokius serialus vakare. Kai kiti mėgsta ten su daug draugų keliauti, pas mus priešingai, mums geriausia yra dviese. Su vaikais iš tikrųjų dar patam. Dviese man. Sveiki! Šiandien susitinkam jau nežinau kelintam podcast'e, bet mes su Mindaugu važiavom į turgų ir šiandien galvojam, kokią temą norim su jumis pasidalinti ir kažkaip aš paskaičiau, kad 80% žmonių kartu nieko nedaro, išskyrus teliko žiūrėjimą. Ir man buvo taip įdomu, kad aš sakau, Mindaugui, Jėtus, kaip tai gali būti, kad tu gyveni su partneriu ir kažkaip žiūri tik tai teliką arba kažkokius serialus vakare. Ir labai stebėjausi, bet paskui prisiminiau, kad tokius santykius aš esu turėjus. Ane? Ir tikiuosi ne mūsų. Ne mūsų. Ir per juos iš tikrųjų nieko gero susikurti neišeina. Per tokį laiką kartu. Tu sutinki ar ne? Buvo gal pati mintis straipsnio, kad tą veiklą darant, tai yra telika ar serialų žiūrėjimo, kad nesusikonektini su žmogum. Tai toks būni, pabuvau fiziškai, bet kažkaip toks neįvyko joks gilesnis ryšys. Ir aš pastebėjau, kad labai dažnai porų man ten sako, tai ką jūs veikiat kartu, kaip atrodo tas laikas kartu. Arba sako, tai ką ten dar galima veikti, taigi žiūri vakare teliką, visi pavargę ir ten nieko labai nepriveiksi. Kad ir mes, kai buvom per Rūtos gimtadienį, tarp kitko įdomu, galėsi papasakoti, kaip tavo gimtadienis praėjo, mes važiavom į Varšuvą nakčiai ir mes dviese, tai mes, nežinau, 2 virš valandų sėdėjom, tiesiog pusryčiavom. Ir man įdomu buvo, kad kai kas rašė, nusistebėjo. Aš įdėjau storiuką, kad mes su Mindaugu, kai būnam be vaikų, tai pusryčiaujam 2 valandas ir man merginas ten pradėjo rašyti, labai tikiuosi, kad turėjai telefoną arba ką veikti tiek su žmogum, tiek laiko. Ir man tada gimė tokia idėja, iš tikrųjų padaryti šitą podcastą ir pasidalinti, kaip mes su Mindaugu. Žinot, visi turim tiek pat laiko, bet labai priklauso nuo to, ką jūs darysit su savo tuo laiku. Arba jūs pajausit ryšį ir artumą su kitu žmogum, arba ne. Tai šiandien mes pasakysim, kokie dalykai mums padeda pajausti artumą. Ką mes darom, gal matai Ką mes darom. Ką veikiam. Nes iš tikrųjų, jeigu tik tai sėdi taip vegetuoji, žiūri kažkokį serialą apie kitų žmonių gyvenimus, patiri vieną kitą emociją, paskui būna toks mini aptarimas, man atrodo, kad mažokai. Toksai labai labai siauras kelias, tada nusitęsia ir... Tai galėsim aptarti. Kokie buvo santykiai tavo, sakei, kad tokius turėjai? Taip, aš esu turėjęs tokių. Kaip sekėsi ir ką mes dabar darom ir ką tas duoda, tokios temos. O pirmą, kaip tavo gimtadienis praėjo, baigėsi, prieš mus yra 47 metų grožis. Gerai, Mindaugas man gražų komplimentą pasakė. O iš tikrųjų tai gimtadienis buvo labai smagus. Mes po truputėlį su Mindaugu ateiname tokį, nežinau, gyvenimo paveikslą, kurį patys norim kurti ir taip. Kodėl ateinam? Man atrodo, kad mes visai gražiai kuriam. Tiek su vestuvėm, tiek su gimtadieniais, tiek su atostogom kažkaip labai dažnai stengiamės klausti, ko mes iš tikrųjų norim ir taip neskubėt nueiti kažkokiu labai tradiciniu keliu. Tai jau pernai metais buvom įsivardinę, kad man labai trūksta laiko kartu. Ir šį kartą mama man sako, tai Rūta, ką tu nori, kad aš tau padovanočiau? Sakau, aš noriu, kad išleistumėt mane 2 dienoms Mindaugu į Varšuvą. Ir mūsų Kamelytė, nėra, kad labai gerai mieganti būtų. Tai mano tėtis sako, gerai, išleisim. Ir mes buvom Varšuvoje. Nieko neveikėm iš tikrųjų. Papasakosim, ką veikiam šito video eigoj gal, bet mes kai grįžom jautėsi toksai,
geras vaibas, ne? Vaibas, jo. Ir tas vaibas ir yra, kaip sakyt, toks ženklas, arba jūs susijungiat ar ne. Galima išvažiuoti pabūti 2 dienas ir visai nejausti jokio artumo. Arba galima kažką veikti, tuoj pasakysim ką, bet tas nebus čia seksas ar dar kažkas ir galima pajausti artumą. Ar tu sutinki? Galima, jo. Pavyzdžiui, bet aš nežinau, ar priklauso nuo žmonių ar ne. Jo. Pavyzdžiui, man kelionė į Varšuvą, 5 valandas. Ir man nuoširdžiai būna, aš net susigraudinau. Ta prasme, man būna nes galvoju, 5 valandas su jo važiuosiu mašinai ir bus žiauriai. Tikrai man biški, bet tas man yra trū. Aš tikrai taip jaučiuosi ir net jeigu mes iki Vilniaus, pavyzdžiui, vežėm tėvus valandą laiko iki Vilniaus, paskui grįžinėm ir galvoju, bus žiauriai faina dviese pavažiuoti, kažką aptart, kažką tokius, kažkaip man būna faina, bet aš nežinau, ar tas yra dėl to, kad tu tokia faina, ar dėl to, kad šiaip, dėl ko? Man atrodo, kad mes tiesiog dabar gerai vaibinam visai. Bet, aš kažkaip, šiaip, su tavim taip gerai, aš galiu su tavim leisti daug laiko. Mes kažkaip galim daug laiko kartu praleisti, o ką mes veikiam, tai žinokit, mes, nežinau, visada turim temas, kurias mums labai įdomu padiskutuoti. Jo, tai vat kaip ir tą, ką ir per podcastus darom. Bet mes šnekam apie jausmus, ten apie planus kažkokius. Apie psichologiją, kažką, tokius mes turim daug tokių. Bet tą, ką realiai podcast'e aptarinėjom paskui. Tai mes aptarinėjom tą patį ir dviesi ten, kaip gyvensim, ką valgysim, kur važiuosim ilsėtis. Tarp kitko nusipirkom dabar kelionę. Beveik 2 savaitės būsim Saint-Tropeze. Vėl toj pačioj vietoj ir labai laukiam, kada važiuosim. Bet čia vat ir būna ta kalba ir pas mus būna tokia, ar darom kažką naujo, ar dar Kamilytė mažesnė, ar pasiliekam ties to pačiu. Ir taip kažkaip Rūta kalbėjo apie vestuvės, apie gimtadienį. Mes nesam didelių švenčių, didelių grupių, daug žmonių ten, kad būtų, ten, kai kiti mėgsta ten su daug draugų keliauti, pas mus priešingai, mums geriausia yra dviese. Su vaikais iš tikrųjų dar patam. Dviese man. Ir su vaikais. Tai žinot, su vaikais faina, visai yra kitas vaibas, bet, pabūni gal ten kelias dienas dviese, tai paskui, pasiilgsi ir nori su vaikais, bet dabar, kadangi to laiko mums taip, kaip sakyt, trūksta kartu, tai man yra first choice. Vakar Mindaugis norėjo man papasakoti apie TikToką, mes vis dažniau pakalbam apie TikToką, tai aš įsivaizduoju, kad tai, ką jis man norėjo pasakyti, turėjo užimti kokią, 5 minutės, tai jis bandė tą padaryti valandą laiko. Per 3 kartus. Ir pradeda sakyti, Kamilai, ten dar kažką, ten išnešk puodą, paduok, išsipylė, atnešk. Ir mes taip niekad neturim laiko, kad galėtumėm taip giliai eiti temas kažkokias. Tai va, kai būna tos 5 valandas, tai man būna šventė, nes mes galim tada apsukti daug temų, tas mes ten tiek, vienu žodžiu, per visas 5 valandas, nes kartais aš, pavyzdžiui, važiuojam, jeigu Rūta turi kažką pasidaryti su turiniu ar kažką įdėti, aš tada podcastą klausau. Tai aš nekart nieko neklausiau ir nejaučiau jokio poreikio, tai 5 valandas mes gražiai savo ir sukom. Tai jeigu pergyvenat, kad po 10 metų kartu nebus ką kalbėti, tai taip tikrai gali nenutikti, nes kažkaip, jeigu domiesi vienas kitu, ir man atrodo, kad galima labai fainai praleisti laiką. Taip. Tai va, dar apie gimtadienį norėjau pridėti, nes manęs kartais merginos klausia, kaip atrodo influencerių gimtadieniai. Tai labai įdomu buvo šį kartą, nes iš ryto pradėjo eiti žinutės, pačią pirmą parašė mama ir paskui, žinokit, taip nenoriu meluoti, bet turbūt ateina kokie 500 žinučių vienu metu. Ir negali jau praignoruoti, tiesiog žmogus įdeda energijos, parašo. Jo, ir asmeninės, ir po postų labai daug tų žinučių būna. Tai aš labai dėkinga, jeigu rašė, tai tikrai labai ačiū, bet aš atsimenu, mane tada, žinokit, pat rytą geriu kavą ir taip net taško atrodo, žinai, ir tu žinai. Ką reiškia taško?
kad Nu, emociškai. Tai reiškia, kad tiesiog, taip labai daug energijos turiu paimti žmonių ir skirtingų palinkėjimų vienu metu. Bet gera energija, ne? Gera, bet vis tiek tas emocijos tokios labai stipras. Tai va. Bet šį kartą visai neblogai sekėsi, nes šį per gimtadienį aš būnu tokia labai emocinga. Ir tada galvoju, kaip čia geriau išbalansuoti, o tai, kad mes išvažiavom su Mindaugu šį kartą į Lenkiją, man labai tiko. Labai jo. Ir aš galėjau tikrai pasidžiaugti ir visais tais komentarais ir visom žinutėm, tai buvo fainai. Tai va, ir dar buvo labai dideli pirkimai, iš tikrųjų labai buvo daug darbo per gimtadienį, nes turėjom labai gražią nuolaidą ir aš nežinau, 1000 merginų ją pasinaudojo ir labai laukiu jūsų irgi feedbacko, ar jums patinka produktai ar ne, nes tokių skaičių nesamatę pas sandėlį dar ne. Tai jo, buvo irgi iššūkių, bet vis tiek gerai, kad pavyko. Tai gerai, tai ką mes veikiam? Mes serialą nežiūrėjom. Iš tikrųjų, mes dabar serialą... Per 3 metus nesam žiūrėję ne vieną serialą. Nu jo, bet per 3 metus nesam žiūrėję. Iš tikrųjų, man toks truputį gaila laiko. Ja. Nu, man irgi kažkaip šitam gyvenimo etape, gal kai augini vaikus ir dar turi verslą, tai tokio chill time. Mažiau. Mano tai chill time'as vonioje, jeigu aš nuo jūsų užsidarau, tai mano būna chill time'as ir aš ne už ką per jį nežiūrėčiau serialą, nes aš kažkaip gal su draugiam susirašau tada, kuriam man neturiu kada parašyti. Nu tai gerai, dabar grįžtam prie... Ką darom kartu? Ne, ką darom. Tu sakei, kad tu turėjai tokius santykius, tai kas vyko šiaip bendrai ir kaip tas išsivertė? Nu tai va, būdavo toks vakare susitinki. Bet eini darbus, ne? Nu, kaip sakai, dirbi ir paskui... Tai ir dirbi, ar nedirbi, vis tiek vakare susitinki. Tada žiūri kokį serialą, valgai, tada žiūri kokį serialą, tada truputėlį aptari kažką. Gerai, o savaitgaliais irgi toks pat plius minus, ne? Gal... Savaitgaliais būdavo dar kompiuteriniai žaidimai. Kažką, kartu nėra tokios veiklos. Ne, nebūdavo kartu veiklos, tai pavyzdžiui, aš eidavau su draugiam arba su mama kur nors, o jisai žaisdavo su kompiuteriu, taip būdavo. Labai retai, kada ką nors darydavom kartu, bet taip, kažkokios naujos patirties tai retai. Bet ar, tai gerai, ar nėra intereso, ar tas žmogus neįdomu? Tiesiog man taip atrodė, kad taip yra normalu. Bet ar tu blogai jautiesi tada, tas klausimas? Ne, nesijaučiu, nes mano visos draugės taip toliau gyveno ir man atrodė, kad taip ir yra, tie santykiai su vyru, vakare pažiūri teliką kartu ir... Bet jeigu nėra blogai, tai kam tada? Aš nežinau, kad gali būti geriau. Nu va, gal šitą problemą, gal nežinai, kad gali būti geriau. Čia, kaip žinot, ta mityba sako, kad aš gerai jaučiuosi, bet man draugė ten viena sako, jeigu tu pradėtum ten valgyti tik vaisius, tai tu net nežinai, ant kiek tu gerai galėtum pasijausti. Tai taip ir santykiuose, kai sėdi ten kažkokiam savo vegetacijoje to ir kaip ją pavadinu. Tai atrodo neblogai. Nesipyksti, ir jau gerai. Tai va, tai ką mes dabar veikiam? Vakarais mes, jeigu namuose, irgi labai retai būnam ant telefonų iš tikrųjų. Ne? Tu būni ant telefonų daugiau. Man atrodo, kad būnam. Būna momentų, kai visi 3 sekundų. Aš tau atrodo, kad būna. Man kažkaip svarbu gyvenime, kad būtų laiko, kai visi esam tokie, net nežinau, present, tokioj dabarty. Ir aš stengiuosi tą savo šeimoje laikyti. Nes va taip, kad grįžom namo, ten vienas prie savo, kitas prie savo, tas labai lengva. Ema ten įkrenta į savo susirašinėjimus, Kamila nori filmukų pažiūrėti, Mindaugas savo, aš išeinu į vonę ir mes tada visi tokiam kaip ir komforte būnam. Bet mes vis tiek, kažkiek. Bet tas trunka, taip kokią, nežinau, valandą gal. Paskui mes vis tiek kažką stengiamės daryti kartu. Ir nežinau, pavyzdžiui, ten pas mano tėvus taip irgi yra, jeigu tu pas juos atvažiuoji, tai tėtis tada nueina nuo kompiuterio, jisai atsisėda ir tada prasideda kažkoks bendravimas. Taip, kad present. Toks stengiasi labai būti dabartį ir dalintis kažkokiam akimirkom. Tai aš savo šeimą taip kreipiu į tą pusę, kad jeigu valgom arba kažkaip bendraujam ar pasiskiriam laiką su šeima, tai tada savo galvoj turėti tokį paveikslą, kad tu turi būti ten, kur esi dabar, o neskrist kažkur toliau. Tai gerai, tai ką mes darom šiaip bendrai? Stalo žaidimai. Jo, stalo žaidimai, kas faina, kad apjungia.
visus, čia visą šeimą, nes stalo žaidimai buvo nupirkti Kamilai, su Kamila žaisti, bet kažkaip, kad faina visiems. Visi žaidžiam, bent porą kartų, tai kiekvieną dieną sužaidžiam. Tai Kamilos iniciatyva. Sužaidžiam, ar vienas, ar kartais ten 3-4, bet sužaidžiam. Ir šitas, man atrodo, faini momentai, man tai būna pats gražiausi momentai. Jinai patiria labai daug emocijų, labai džiaugiasi. Kartais nusivelia, bet tas yra fainai, nes kažkaip, mes tuo metu būnam kartu, nes jeigu visam vakarui paliktam tos filmukus įjungtus, tai nežinau, man tokias prabėgo mane, gal ir apsikabintų, bet daugiau tai būtų kiekvienas savo. Tai jeigu mes visada esam kiekvienas savo, tai labai sunku kad tarp mūsų nusitiestų tie energetiniai tiltai, nes tu tą energiją nesikeiti. Tu tada sėdi ir sąveikauji su savo skrynu. Ir man atrodo, kad kuo toliau tas yra didesnė problema, tas skrynas. Aš žinokit, prisipažinsiu, migdau Kamilytę, pietų miego. Ir aš visada sugalvoju kokią pasaką, žinai. Ir jau kelintą kartą, taip tingiu galvotas pasako, žinai. Ir turėjau telefoną migdydama ir parašiau. Sugalvok pasaką apie vienaragius į ChatGPT. 5 metų mergaitė. Kokią pasaką? Geras. Tu nebandai šitą padaryti? Pabandyk. Kokią pasaką jisai, aš jai skaitau, jinai man sako, čia pati geriausia pasaka. Ai, tavo geras. Paskui sako, mama, gal gali dar vieną. Aš vėl parašiau dar kažką apie princesę. Ir taip matau pasaką ir dar parašiau, padaryk ją emocingesnę, žinai. Paskui neužmigo. Ir neužmigo, jinai man po to nuo tos pasakos. Geras. Bet šiaip, galvoju, tikrai tos technologijos, jos taip, žinai, jos geresnės kartais negu mes ir tokias įdomesnės, bet kaip išlaikyti tą tokį ryšį, žinai. Ir balansą tarptų. Tai dabar galvoju, čia reikės tęsti šitą santykį su dirbtiniu intelektu. Tai mano tokie pamąstymai. Paskui ką mes dar darom? Tai vakarienės, ne? Bent kartą į savaitę, kad visi irgi pasidedam telefonus ir... Vakarieniaujam, jo. Bet tai tu sakytum, kad esminė taisyklė, kad be telefono turi kažkaip vien su kitu pabūt, bet jeigu nėra apie ką šnekėti, ar ten... Jeigu tu savo galvoju nusistatysi, kad šiandien vakare noriu pabūti su savimi ant telefono ir aš neturiu su ką su to žmogumi šnekėti, tai taip ir bus. Tavo mintis taip ir sukursta visą realybę. Bet jeigu tu ateisi su intencija, kad aš noriu jausti kitą žmogų, noriu kažką daryti kartu, tai tada tu surasi ir ką veikti kartu, ne? Jo. Aš tai, pavyzdžiui, turiu tokią nuostatą ne tokią, kad ten mano vaikai, kad greičiau įlystų į telefonus. Aš galvoju kiekvieną dieną, ką aš noriu veikti su jais. Tai, pavyzdžiui, ten mes, nežinau, su Kamila einam į lauką, susitinkam su draugais, nežinau, darom kažkokį patyrimą, dabar darėm paskutinį ledas ir sniegas kažkokį ir tada mes kažkaip kartu patiriam labai daug emocijų. Bet jeigu mes nueitumėm į smėlio dėžę ir aš sėdėčiau ant telefono, jinai savo, tai tada tas ryšys nesikurtų, man atrodo taip. Jo, su vaiku tai būna, jo. Ir su vyru tas pats. Tu nesutinki, kad su vyru tas pats? Pavyzdžiui, aš turiu keletą pažįstamų, išvažiuoju su vyru atostogauti ir sako, aš nesuprantu, taip atrodo, kad turėjom išvažiuoti, turėjo santykiai pagerėti, bet nieks nenutiko. Jisai savo iPad'e sėdėjo, jinai savo žiūrėjo reikalus ir tų akimirkų, kai tu tikrai kartu labai mažai. Gerai, tai ką mes dar darom, kad susikurtų? Tai pirmiausia, mes turim intenciją jas susikurti. Mes abudu su Mindaugu žinom, kad mes turim pasidėti telefoną ir būti kartu. Ar tu taip nesutinki? Man su tavim, tu man esi įdomesnė negu telefonas. Tai mes tiesiog pasidedam tos telefonus ir galvojam Einam vaikštom, žiūrim viešbutį, kažkokius naujus atradimus, galvojam, ar Mindaugas eis į sporto salę, ar ne. Maisto, paskui patirtis, tengi gali, paskui einam maisto patirčių, jo, kartu paskui... Į Pardės jom kartu man kažkaip visai patiko ten sėdėti. Bet aišku, aš tada biškį ant telefonas dėjau, bet ten biškį kitas buvo, ten šampės, aš nesileisiu, bet buvo įdomi patirtis. Atidarė San Lorano Pardę 2 dieną ir suprantat, šampė. Gerai, kad rinkosi. Anai ten kokią valandą laiko ten rinkosi, matavosi, tai ką man veikti? Tai aš... Bet aš, pavyzdžiui, su savo... Buvo, faina. Bet aš, pavyzdžiui, su savo mama kalbu. Mama sako,
Labai, sako, mano su tėčiu pats geriausias ryšys užsimesga, kai mes darom kartu dalykus, kurių niekad nedarėm. Tai kelionės yra. Kažkaip, kai jie ten kopia į kalnus arba atvažiuoja į kažkokias naujas vietas, mama sako, tada mes abudu būnam tokie pažeidžiami. Aha. Ir tada, sako, užsimesga labai fainas ryšys, nes turi kaip į kokį kalną lipdamas viens kitą palaikyti, spręsti kažkokias problemas. Nes, sako, jeigu eini tokiu pačiu keliu ir tokiu pačiu ratu, žinai, ten sodas, vaikai, anūkai, tai sako, tu tada nueini į tokią stadiją, kad tu ten taip snaudėm to partnerį. Pamatai, ne, kažkaip kitoje šviesoje, kaip aš tai pamatau, tu mane pamatai tokiose situacijose kažkaip. Tai ko mes nevažiuojam tada kažkur įdomiau. Nesvažiuosim. Kad į tą patį važiuojam, tai tu neatrasim mano kitų gerų savybių. Nesvarbu, aš dar šį kartą, žinai, aš noriu atrasti tavo geras savybės, bet aš noriu, kad man būtų ramus vaikai. Aš kažkaip nenoriu šitos dalies. Mes kursim santykiai kitaip. Tai va, tai labai įdomu buvo, ką man mama jo pasakė, kad, sako, kuo naujesnė aplinka, tuo naujesnėje aplinkoje aš pamatau tėtį ir man, sako, būna įdomu, kaip mes kartu sprendžiam tas klausimus ir aš kažkaip galvoju, jo, tai va. Seksas. Nežinau, seksui irgi reikia skirti laiko, man atrodo, ypatingai jeigu turi šeimą ir jeigu nori, kad tas kažkaip judėtų, nes ilgainiui tai tas kažkaip užsimiršta labai, bet mes apie seksą jau darėm podcastą. Darėm podcastą, gal nesikartosim, bet tas svarbis rytis kaip porai. Reikia palikti laiko. Aš kaip pirmą kartą išgirdau šitą, buvo ten keletas tikrai labai įdomių knygų, sako, palikti laiko savo ir partneriui 3 valandas. Aš tada galvoju, Dieve, ką ten daryti per tas 3 valandas. Bet iš tikrųjų, jeigu taip nusiteiki, kad turėsi 3 valandas be telefono su savo partneriu, tai žinokit, tada ateina mintis ir muzikos klausyti, ir gali masažą pasižiūrėti YouTube, kokį tutorialsą prieš važiuodamas. Visai kitaip eina tavo smegenys. Paprasčiausias paglostimas žmogaus. Čia pusę valandos gali tiesiog neskubant, taip, tikrai pajaust, kad jis yra šalia. Su savo vyresnė dukra irgi, jeigu aš nedėčiau tos pastangos, kad tarp mūsų nusitiestų tas laidas, tai jinai tiesiog turbūt sėdėtų savo kambaryje. Tai nepakalbėta, neskirt laiko taip. O mes, žinokit, tai mainom aplink stadioną ten kokius ratus. Nežinau, taip labai įstrigo, kai vieną kartą nusipirkom ūgus su Ema. Ir mano buvo rudė, o jos jėdė. Man nupirkom rudus, žiedus. Ir mes stovim abi dvi koridoriui, sakau, einam į kirimį pasivaikščiosim. Jinai sako, mama, gal galim užsidėti skirtingus. Tu vieną koją juodą, o aš kitą rudą ir mes taip sumaišysim savo tos. Ir labai buvo smagu, žinok, mes pasikeitėm batais, nejau su vienu mano. Ir aš galvoju, kodėl ne? Žinai, vat kodėl ne? Ir prisidarėm tą nuotrauką, eidamas tiek prisijokėm, žinai, ir grįžom. Ir toks atrodo, per tas ten 20 minučių tokį fainą gavai kažkokį kartu, žinai. Jeigu ten sėdėtum ant telefono, gal, žinai, būtų tiesiog nuėjimas į parduotuvę. Tai mano pointas yra, kad žmonės, poros gali labai daug nuveikti tam santykių kūrime. Ir jeigu jūs juos susikuriat, tai graža būna žiauriai didelė. Ir pirmas žingsnis turėti intenciją tam. Jo, pirmas žingsnis turėti intenciją ir nesakyti savo, kad visi taip gyvena, kad va čia pažiūrim teliką, einam miegoti, jisai kelionį, ten važiuojam, keliaujam tik tai ten su draugų kompanija, jisai ten visą laisvą laiką prasėdėm planšetės. Su to nieko nėra blogai, bet jeigu tu nori ilgalaikio tvirto ryšio, kai tu jo akise matai meilę ir patiri kažkokį malonumą iš santykių, tai man atrodo, kad tada tokiu keliu eit. Pirmas intencija, o paskui tiesiog žiūrėt, kas jum abiem faina veikti. Ką veikti? Yra tikrai šiais laikais labai daug informacijos, galiu pasigūglinti, ką veikti porai, nežinau. Taip, tiesiog kokie interesai mums galva faina ir pavaikščiot miške ar ten išvažiuoti, aišku. Mums miškas patinka kartu, kavinės geros patinka kartu, skanus maistas. Taip. Man labai įdomu, ką jūs veikiat poroj, pasidalinkit komentarę, ką jūs veikiat su savo partneriu, jeigu nežiūrit serialą. Ką jūs iš tikrųjų veikiat kartu? Naujų idėjų. Gal mes irgi pasisemsim kažkokių idėjų ir kartu sukursim tokį labai fainą vaibą savo santykiuose. Taip kad ačiū, kad esat kartu. Ate. Smagu. Iki. Iki.